Sveiki, nesveiki ir sveiki visi kiti. Kadangi mes šiandien su komanda labai gerai pristatėm projektą, aš padariau labai įdomų ir juokingą testą. Tai kaip matote, testas išties labai atrodo promising. Turiu priminti, kad kiekvienas jūsų atsakymas bus labai svarbus ir pačiam gale jūs gausite savo rezultatą. Na, nieko nelaukdami, pradėkime mūsų testą. Taigi, pirmas klausimas. Suraskite rusišką V raidę. Šiam klausimui aš jums duodu 15 sekundžių. Na, tikiuosi, kad jūs lokinot in savo atsakymus, nes V raidė yra štai čia. Kaip matome, aš ją apibraukiau. Ir šis uždavinys buvo išties lengvas. Jeigu jūs neatsakėt, aš tada nežinau, ką jums sakyti. Spręskite patys. Taigi, prie kito klausimo. Kur dingo lenta? Šiam klausimui aš duodu per veidą. Taigi laikas baigėsi, atsakymo nežinau arba neturiu supratimo, aš nepriimu. Taigi dėmesio atsakymas. Na, lenta buvo visą laiką čia, jūs turėjote ją surasti, tačiau aš abejoju, kad bent kažkas iš jūsų surado. Na, bet tie, kurie surado, yra šaunuoliai ir keliaujame toliau. O dabar yra mįslė. Jeigu tu eini į vakarus, vėliau į šiaurę, o po to į rytus, kur tu esi? Šiam klausimui aš duodu savo nekaltybę. Na, laikas baigėsi ir teisingas atsakymas yra kompasas. Jeigu jums nepatinka toks atsakymas, tai aš jūs galiu pasodinti į kampą. O už tokius nejuokingus juokelius aš sėdėsiu zonai. Taigi kitas klausimas yra Block Blasto formulė. Aš žinau, kad jūs visi žaidžiat Block Blastą. Čia mes turime labai sunkią užduotį. Čia atsakys žmonės tik su 120 IQ. Tai kur galime įdėti šitą detalę? Iškart sakau, jeigu mes galime čia įdėti. Jeigu jūs nematot, kur ją galima įdėti, aš nežinau. Taip kad šiam klausimui aš jums duodu, bandelę su dešrelė. Na ir pažiūrėkime atsakymą. Taip, teisingas atsakymas buvo toks. Šį figūrėlę galima pastatyti būtent čia. Jeigu jūs daėjote ir teisingai atsakėte iki šio klausimo, aš sveikinu. Jūsų IQ yra aukštesnis negu vidutinio žmogaus. Taigi, testas ant durniaus. Mes matome rusišką memą. Na, aš tikiuosi, jūs suprantat rusų, jeigu nesuprantat, aš jums paaiškinsiu. Čia yra personažas yra 7 stakas, o čia yra kantra, ir yra 8 stakas. Tai kuris šiuo atveju laimėtum? Ar 7 stakas, ar 8 stakas? Atsakymą apgalvot, aš jums duodu 3 sekundės. Taigi, teisingas atsakymas buvo stakas 7. Na, jeigu jūs su manim nesutinkat, aš turiu ir argumentų. Prie kito klausimo, čia truputį sunkesnis yra,
tai yra išspręsti mano namų darbus. Štai mano Gmailas. Na, jeigu jūs norit tikrai pereiti pilnai testą, jums reikia šitą klausimą išspręsti. Tai mes keliaujame prie kito. Oi, na, čia truputį klausimas buvo sumiksuotas. Kaip matote, ten yra keksas su įdaru, o, nu toliau jūs žinot. Taigi, aš sugalvojau skaičių nuo 1 iki 69420. Koks tai galėjo būti skaičius? Apmąstymui duodu 5. Na ir teisingas atsakymas yra... Taip, tai išties buvo teisingas atsakymas, nes aš sakiau nuo 1 iki 69402. O šis skaičius išties yra tarp šitų dviejų skaičių. Taigi, tęsime mūsų testą. Kuris dalykas nepriklauso šiai skaidriai? Tai čia yra testas ant jūsų supratingumo. Pažiūrėkime, kaip jūs su juo susidorosite. Atsakymui duodu pažadą. Ir teisingas atsakymas yra 7 klausimas, nes klausimas yra 8, o čia parašyta 7 klausimas. Taip, tai yra tiesa. Tęsime. Ar patiko testas? Taip, ne, taip. Ir štai mes priėjome testo galą ir štai yra įvertinimas. Čia yra natūraliesiam žmonėm, o čia pesimistam. Tai kaip matome, nuo 1 iki 2 galėjo būti geriau, nuo 3 iki 5 tikrai galėjo būti geriau, nuo 5 iki 7 išties galėjo būti geriau. 7 ir 8 yra be abejo galėjo būti ir geriau, ir 9 yra genijus. Tai maždaug 150 IQ. O štai yra pesimistov lentelė, pažiūrėkime, -1 ir -2 taškai galėjo būti blogiau, -3, -5 tikrai galėjo būti blogiau, -5, -7 išties galėjo būti blogiau, -7, -8 be abejo galėjo būti ir blogiau. 9 jūs jau matot, tai labai primena mane, bet kadangi aš įsižydžiu, aš jums nieko nesakysiu. Ačiū, kad praėjot mano testą, tikiuosi jums patiko, sakykit, ką jūs norit pamatyti kitą kartą ir aš būtinai į tai nepažiūrėsiu. Pabaiga noriu priminti apie mūsų sponsorius, tai yra Nescafe, Kafeinė, Norfa ir Raudonasis kryžius.